Taip, ir mes grįžom. Ir baigiau ant... Taip, čia yra mūsų PvP arena. Praminta koliziejumi. Taip, štai kaip įrengtas yra koliziejus. Čia kažkur tai turėtų būti... Va. Ir čia štai su... Čia rengiami bus PvP eventai bei FC prieš FC eventai. Taip, jinai yra gan didelė. Ir kai įeina žmonės į ją tiesiog PvP, tai šitas virtas nulenkta padaro tai, kad žmonės negalėtų išeiti, tiesiog išstumė stiklą. Stiklį pistonai. Ir taip. Einame toliau. Čia vat gražus takelis PvP arena. Po to šopas. Taip, šopas. Šope nėra gan daug dalykų. Ir va. Kaip matote, yra tik tais pirkimo deimantų ir pirkimo emeraldų. Taip yra vien dėl to, kad žmonės išmoko buginti itemus. Tai prasme, pervadinti ir pardavinėti kiek tik nori. Tai padarėm, kad galima būtų tik tai pirkti. Štai čia šopas. Itemų yra gan daug. Taip. Ai va. Čia yra surašyti serverio adminai bei vipai. Čia tie, kurie gali nors kiek prižiūrėti serverį. Čia gali sustabdyti, pasižiūrėti. Taip, ir tada yra privilegijos. Jas galite pasižiūrėti parašę va taip. Taip. Yra factionų sistema. Yra TP pluginas. Yra TNT pluginas, kad kai TNT sprogstant išnešioja serverį, ta prasme, žemės, ten, kuri turėtų sprogti, tik sužeidžia žmogą, jeigu esi arti žmogaus. Tai serverio taisyklės panašios kaip ir visur. Nesikeikti. Ai, yra informacija lygtais. Nėra. Griežti va. Negalima reklamuoti serverio šitame serverio, už tai gresia banas. Baną galite pirkti SMS žinute už 2 litus. Taip. Taip pat ir privilegijos. Štai čia yra FC. Nu, faction, kitaip sakoma. Ir tiek apie šitą serverį. Ryte serverė, kaip matot, labai mažai žmonių. O vakare būna apie 20-21 žmonių tiksliau. Tai tiek apie šitą serverį. Viso gero.